Atraskite savo patogią poziciją. Jūs galite paruošti jogos maišą, jeigu turite. Galite įsipatoginti ant pagalvių. Labai gerai būtų, jeigu jūs atsisėstumėte ant kilimėlių, nes mums tai užtikrins tiesų stuburą, neutralų stuburą. Arba jūs galite atsisėsti patogiai ant kėdutės. Mes jumis turime atsisėsti taip, kad jūs jaustumėte atramą į sėdinkaulius. 2 kauliukai turi remtis į grindis, į minkštą pagrindą, į kėdutę. Jūs galite išlaikyti kojas sulenktas priešai save, galite sukryžiuoti. Ir pabandykite tiesiog šioje pozicijoje pailgėti. Čia svarbu, kad jūs jaustumėtės patogiai, niekur nieko nespaustų, neužspaustų kraujotakos. Ir pabandome su jumis išlaikyti kvėpavimą. Aš jūs palaipsniui lydėsiu balsu, o jūs, jeigu norite, galite užsimerkti. Pasistengkite atpalaiduoti pečius ir išlaikykite ramų kvėpavimą. Kvėpuokite per nosį. Ir atkreipkite dėmesį, kur keliauja jūsų įkvėpimas. Ar kvėpuoja jūsų pilvas? Ar kvėpuoja jūsų nugara? Ar kvėpuoja jūsų šonai? Ar veriasi jūsų šonkauliai? Ar kyla pečiai? Ar įsitempia kaklas? Stenkitės visą laiką augti viršų. Įsivaizduokite, kad jūsų pilve yra patalpintas balionas. Jūs galite įsivaizduoti jo spalvą. Įsivaizduokite, kaip jūsų balionas pučiasi į visas puses tolygiai. Kai darote įkvėpimą, pučiasi jūsų pilvukas, jūsų šonai, įkvepia nugara, veriasi švelniai šonkauliai. Neforsuokit, kol kas nedarykite gilaus įkvėpimo. Švelnus įkvėpimas, lyg balionas. Ir ramus iškvėpimas per nosį. Pasistengkite nukreipti įkvėpimą 360 laipsnių. Tai yra įkvepia jūsų pilvukas, šonai, nugara, įkvepia jūsų dubens dugnas. Svarbu, kad nepakiltų jūsų pečiai ir neįsitemptų kaklas. Jūsų įkvėpimas prasideda nuo apačios į viršų, nekeliant pečių. Pabandykite įkvėpti per 3 sekundės per nosį ir iškvėpkite per burną, lyg per šiaudelį, per ploną šiaudelį. Iškvėpkite 6 sekundės. Po iškvėpimo padarykite 2 sekundžių pauzę. 3 sekundžių įkvėpimas 360 laipsnių. Pečiai nekyla, iškvepiame per šiaudelį.
kai darote įkvėpimą, pasistengkite atpalaiduoti visiškai pilvo raumenis, pajauskite, kaip įkvėpimas keliauja į visas puses tolygiai, jūsų pečiai atsipalaidavę. Kai darote iškvėpimą, įsivaizduokite, kaip jūs iš visos meilės palaipsniui apkabinate mažylį iš visų pusių. Jūs turite girdėti savo iškvėpimą ir stenkitės daryti kuo siauresnės lūpas. Neįsitempkite, neįtempkite lūpų, neįtempkite žandų. Jūs pajausite, kaip įkvėpimo metu jūsų pilvo raumenys atsipalaiduoja, o iškvėpimo metu jie suaktyvėja ir vis stipriau su kiekviena iškvėpimo sekunde. Pabandykite taip pat jausti, kaip įkvėpimo metu veriasi jūsų šonkulį į visas pusės lyg skėtis. O su iškvėpimu jūsų šonkuliai nusileidžia ir priglunda prie jūsų korpuso, sutvirtėja jūsų liemuo. Padarykite dar tokius 3 kvėpavimo ciklus. Ir pratęskite ramiai kvėpuoti. Šiam kvėpavimo pratimui bus tiek.